Riteriai turės ne taiklumą, o savo jėgą pademonstruoti. Štai matome, ginklanešiai stato taikinį. Ant besisukančios konstrukcijos pritvirtinta pakabinta skyda. Bet tokie taikiniai viduramžiais, prisimenant kryžiaus žygius, būdavo saracėnais vadinami. Taigi, riteriai turės įsibėgėję karalinę ietimi smogti į skydą. Kiek sykių skydas aplink savo ašį apsisuks, tiek taškų riteris ir pelnys. Na štai, matome, įkalą užtvirtina saracėną ginklanešiai. Idant stipriai smūgiuodami riteriai jo išvis neišverstų. Na, o kol vieni ginklanešiai kabina skydą, kiti gal parodys, kaip riteriai su ta ietimi taranuos. Ne, ponas ginklaneši, tai jūs turite parodyti, ar vertas esate tapti riteriu po kokių 10 metų. Na štai, kol ginklanešiai ruošia areną, atkreipiu jūsų dėmesį, jog kaip ir visose turnyruose šiame riteriai kaunasi dėl žaviosios damos dėmesio. Taigi, taikinys jau pastatytas. Tai netgi šalmą turi, tikras saracėnas. Man gali normaliai joti. Na, ar parengta jau arena, ginklanešiai? Paruošta viską. Na, tuomet rikiuokitės prie starto linijos, kilnieji riteriai. Ir kaip jau šiandieną įprasta, pirmasis užduotį vykdys svečias iš Vokietijos. Na, kaip matome, ginklanešiai šiandieną vėl arenos pilnai neparuošė. Aš manau, kad žinau, kas sekančioje egzekucijoje bus baudžiamas. Kaip manote? Taigi, pirmyn! Skaičiuojam. 1, 2, 3, 4, 5. 5 taškai ir ginklanešio galva riteriui Gostfridui. Išties, puikus rezultatas. Retai toks pasitaiko. O, priešui net sprandas apsisuko į priešingą pusę nuo smūgio. Da, pirmyn Višnevski. 1, 2, skaičiuojam kartu. 3. Ar tikrai būtų buvę 4 taškai? Tai 4 taškai riteriui iš Lenkijos. Na, aš manau, riteriai Višnevski, mes leidžiame jums persmeigti ginklanešį už sukčiavimą. Ir joja riteris Algirdas. 1, 2, 3, dabar tik 3. 4 drąsiai. Palauk, ginklaneši, 4,5 buvo tikrai. 4,5 taško riteriui Algirdui. Taigi, suskaičiuokime rezultatus. Kiek kuris riteris taškų surinko. Iki šiol riteriai užduotis vykdė paeiliui. Tačiau dabar
du geriausiai susigrums vienas prieš kitą finalinėje rungtyje. Tiesa, galvų vienas kitam jie nekapos. Taigi, ginklanešiai, kabinkite vėl žiedus ant gervių. Nes na, riteriai mano, jog yra tokie šaunus, jog sugebės pataikyti ne tik į didelį skydą, tačiau ir tokį visai mažytį. Na, aš manau, kad labai gerai apie save galvoja šie riteriai. Tačiau leisime pabandyti jiems. Ar ne, garbioji publika? Taigi. Ir pirmin Gotfrydai. Toks šaunus ir taiklus riteris, kad net iš kitos pusės joti buvo susirengęs. Iš nugaros smūgiuoti negarbinga. Pone riteri. 1, 2, 3. 3 taškai riteriui Gotfrydui. Na, gal ir pavyksta jiems į tą skydelį pataikyti, tačiau, kaip matome, rezultatas tikrai netoks geras, kaip prieš tai buvo. Ginklanešiai, ar jūs nematote, kad riteris atjoja? Žioplikai, karvės! Taigi, pirmin Višnevski. Na, smūgiuoti reikėjo ietimi, o ne savo pečiu, bet rezultatas neužskaitomas. Na ir palaikykime Algirdą. O! Ar nepataikė ietimi irgi, Algirdas, taip? Taigi, kągi, šioje rungtyje taškus pelnė tik Gotfrydas. Na, o dabar, kaip minėjau prieš tai, kabinkite vėl ginklanešiai žiedus. Mat dabar 2 daugiausiai taškų surinkę riteriai, iš jos vienas prieš kitą. Ir nugalėtojų turnyro tas riteris, kuris pirmasis ietimis savo žiedelį nukabins. Taigi, žalioji dama suskaičiuos riterių pelnytus taškus. Taigi, ir finalinėje rungtyje susigrums riteriai Gotfrydas ir Višnevskis. Aš esu visiškai tikras, kad Višnevskiui šiandieną taip sekasi vien todėl, kad jis ant lietuviško žirgo joja. Na, ginklanešiai, gal vienodo dydžio žiedus užkabinkite. Ar jums kuris riteris pinigų kapšą numetė tenais, kai nemačiau? Net žiedo neskiria mažo nuo didelio. Na, žiedai jau pakabinti. Kaip matau, startas atmatuotas ir pažymėtas. Taigi, stoja vienoje pusėje riteris Gotfrydas, kitoje riteris Višnevskis. Na ir, kad ne vienas riteris nesiskūstų, kad jam saulė akis pašvietė, žirgas koja kryptelėjo, ar šiaip šiandieną mėnulio fazė neta, kovaus abu riteriai iki 2 pergalių. Ir susikeis pusėmis po pirmojo prajojimo.
Taigi, ar pasirengę raiteliai? Ar pasirengęs Gotfridas? Matau, kad ne. Višnevskis pasirengęs, tačiau žirgas nugarą atsisukęs. Dar ginklanešiai, prilaikykite žirgus. Arena parengta. Ar riteriai pasirengę? Iškelkite ietis, jei taip. Riteriai Višnevski. Tai Gotfridas pasirengęs. Ar gali joti Gotfridas? Taigi, 3, 2, 1, pirmyn! Dar kartą. Nesuvaldau! Aš atsiprašau, jūs gal lietuviškai nelabai suprantate, atsiprašau, lenkiškai nemoku. Aš klausiu, ar pasirengęs? Taip! 3, 2, 1, pirmyn! Na, Višnevskio žiedas krenta ant žemės, o Gotfrido pamautas ant ieties. Taigi, pirmąją užjojimą laimi riteris Gotfridas. Tačiau, kaip minėjau, riteriai kovos iki 2 pergalių. Tai dabar susikeisite pusėmis, kilnieji riteriai. Na, o jūs, garbioji publika, nepamirškite palaikyti riteriui, kaip tada šauniai mokėmės. Pasirengę riteriai? 3, 2, 1, pirmyn! Nagi! Abu riteriai nukabino žiedus, kuris buvo pirmasis, ginklanešiai. Kas matė? Publika, kuris pirmas nuėmė žiedą? Vokietis! Taip, šį sykį pirmas nuėmė riteris Višnevskis, tad rezultatas tampa lygus. Na ir kad būtų įdomiau, paskutiniam finaliniam jojimui pakabinkime mažuosius žiedelius. Aš neatostogauju, jūs tai matau ne. Čia kaip kas atostogas laiminga. Kurį riteriai palaikote, garbioji publika? Ar riteriai Gotfrido? O gal Višnevskį? Nagi, reikiuokitės prie starto linijos, riteriai. Nagi, riteriai, publika nekantrauja. Jūs čia susigrumti ar pasivaikščioti išjojote? Ginklanešiai, prilaikykite žirgus. Taigi, 3, 2, 1, pirmyn! Na, šį sykį tikrai mačiau, pirmasis žiedą nukabino riteris Višnevskis! Taigi, meistriškumo turnyro nugalėtojų tampa riteris Višnevskis bei jo lietuviškas žirgas. Aplodismentai nugalėtojui! Ir garbės ratas jums, garbioji publika! Taigi, garbioji publika, regėjote, kaip raiteliai grūmėsi meistriškumo turnyre, tačiau nesijaudinkite, tai dar ne viskas. Šiandien 17:45 minutės regėsite, kaip šie riteriai išjos vienas prieš kitą bei susikaus turnyrinėmis ietimis. Regėsite, kaip šie kariai vienas į kitą savasias ietis laužys. Taipogi, šiandien dar jūsų laukia pėsčiųjų riterių turnyras bei daugybė kitų pramogų.
Nu, o kol kas, iki pasimatymo.